žinai tik tai, kad vyksta kažkas pagal tavo norą, pagal planus, pagal viltis. O tai pastaruoju metu pasirodo vis tiek neblogų knygų, tokių, kur mūsų ir atgimimo metas, ir valstybės atkūrimo momentas, ir pirmieji jos gyvenimo metai ryškėja kaip kažkoks procesas, kuriam jau gali ieškoti paaiškinimų. Gerai tai ar blogai, kas galėjo būti geriau, kas visai prastai išėjo. Tai man dabar viena tokia mintis neduoda ramybės visą laiką, kad mes buvom į valstybės atkūrimą išėjom nepasirengę. Daugybę dalykų darėm ekspromtų, improvizacinių metodų, pagal aplinkybės, pagal situaciją. Nebuvo galima revoliucijos, reiškia, planuoti, projektuoti kaip kokio socialinio projekto, žinai. Bet kad toks nuoseklesnis valstybės atkūrimo planas būtų, valstybės statybos planas, kūrimo planas, tai šito vis dėlto žiūriu, kad šiandien stokoja. Ir daugeliu atveju tai išvirto labai nekokiom pasekmėm. Aš atsimenu Sąjūdžio suvažiavimą ir jo programos priiminėjimą. Juk tai galima buvo sakyti tokio visuotinio tautos susirinkimo, kuriame būtų apsvarstytas toks dokumentas kaip Sąjūdžio programa su savo virš 30 rezoliucijų. Juk daugiau niekada ir nebuvo. Ir todėl daugeliu atveju sakau, kad fundamentaliausias mūsų dokumentas ir šiandien yra Sąjūdžio programa, steigiamajame suvažiavime suformuluota, išskyrus ten tuos laiko apnašas, kur terminologija dar tarybinė, bet ten suformuluotos nuostatos, kur yra pakankamai aiškiai matomi nacionalinės valstybės kūrimo metmenys. Aš negaliu klausytis, kada netgi labai aukšto rango, atrodo, elito žmogus apie Lietuvą sako šitą valstybę, šitą. Tai ką tu nori pasakyti tuo šitą? Ji ne tavo valstybė. O deja, apie valstybę kaip kažką tokio, kas žemiau tavęs, ant ko tu gali atsistoti, ką tu gali išnaudoti, ką tu gali parduoti, išduoti, labai šnekama su dideliu širdies ramumu, nesusimastant visiškai. 90-aisiais metais, jeigu pagalvotume kaip istorinį mąstymą turintys žmonės, mes gavome tai, ką kokiais 70-aisiais metais niekas net netikėjo, kad galėsime atgauti ir gauti tokiu pavidalu kaip antroji Lietuvos Respublika. Atsiminti reikėtų visiems šitiems žodinėtojams ant Lietuvos, kad valstybės atkūrimas buvo turbūt pats didžiausias 20-ojo amžiaus pabaigos Lietuvos nuveiktas darbas, lietuvių nuveiktas darbas. Titulinės tautos atkurta Lietuvos valstybė, kuri įgyvendino visas viltis, kurios plaikstėsi Lietuvoje atgimimo laikotarpiu. Ką
netekom po 20 metų, kokios viltis sužlugo, taip, yra kitas klausimas, bet tai jokių būdų nereiškia, kad mes galime su panieka kalbėti apie Lietuvą, tą valstybę, tarsi ji nebūtų tavo Lietuva, tavo valstybė. Ar išsipildė viltis su valstybės atkūrimu, sukurti tą gyvenimą, kurį ir Sąjūdį galvojom, ir kiekvienas atskirai mąstėm. Na, tikrai nemaniau, kad Lietuvoje atsiras toks skurdo sluoksnis ir toks negailestingo turto sluoksnis. O tas susipriešinimas turbūt yra pats baisiausias rezultatas, kurio nesitikėjom. Visigi galvojam gerovės valstybę, gyvensim kaip švedai gyvena. Su švediškais bankais, bet ne kaip švedai. Tikrai nemaniau, kad mes turėsim tokius pūdymų laukus. Tikrai negalvojau, kad mes taip naikinsim savo miškus. Tikrai negalvojau, kad mes turėsim tokią emigraciją, kuri turbūt baisesnė už visas buvusias emigracijas ir tremtis, ko gero, kartu sudėjus. Nu ir be jokios abejonės šitokia kultūros surogatą, kokį mes regime kiekvieną mielą dieną per savo masinės transliacijas, per savo geltonąją spaudą, kada kultūros tikrosios vertybės vėl beveik kaip ir pogrindyje, arba siauruose rateliuose uždarytos. Ir žinoma, nesitikėjau, kad bus tokia apatija ir tokia neviltis, tokia nemeilė savo valstybei. Ji vis dėlto yra dabar kaip išrinktųjų privilegija meilė Lietuvai. O tai yra tikrai ne tai, ko aš maniau, sulauksiąs, kai atkūrinėjom savo Lietuvą.